Taigi, brangioji, jeigu šiuo metu pas tave pastebėjai, kad yra daug praradimų, taip, nenumatytų išlaidų, automobilio gedimas, klientų sumažėjimas, ar šiaip kažkokie tai finansiniai nuostoliai, kur tau reikia nenumatytų pajamų, tai būtent šis video yra tau. Taigi, noriu pasidalinti per savo patirtį. Ir šios dienos įvykis mane privertė susimastyti, nes jau kuris laikas miegojau ant laurų, viskas kaip ir gerai, ir tai iš tikrųjų yra pati pavojingiausia būsena, kai viskas daugmaž apytikriai yra gerai. Ir kas šiandieną mūsų šeimoje nutiko? Toks kaip ir paprastas dalykas, papildomos išlaidos. Vyras išvažiavo ir nubraukė automobilio šoną. Na, atsitinka, ar ne? Bet aš, kadangi suprantu visatos visus dėsnius ir galvoju, o kodėl nutiko mums būtent taip? Kodėl tos nenumatytos išlaidos? Mokesčius moku, pajamas rodau, šitoje vietoje kaip ir nieko blogo nėra, tai prasme nieko neslėpiu, nes jeigu mes kažkur uždarom, iš mūsų pasiema iš kitur. Tai yra visatos dėsniai. Tikit jūs jais, netikit, bet jie iš tikrųjų veikia. Taigi, brangioji, jeigu ir pas tave pastaruoju metu išteka tavo gausa, tik atėjo pinigai ir žiūrėk, jau jie nutikė, jau jų vėl nebėra. Arba nuolat kažkas genda, nuolat kažkas lūžta, tai šitas video yra tau. Ir aš pradėjau galvoti. Taip, nuvariau automobilį, kadangi yra kasko, ten paskaičiau ir vėl nenumatytos išlaidos, atrodo, nubraukimas nedidelis, bet ten pradėjau skaičiuoti jau tūkstančiais. Ir galvoju, pala, o kaip čia dabar yra? Pas mane yra kasko, man ten išskaita tik 150 eurų turėtų būti. Ir galvoju, stop. Vienas pirštukas į išorę, 4 į save. Ir vėl klausimas, o ką tai reiškia man? O kodėl būtent tai nutiko mano šeimoje? Kodėl man neužtenka to įskaito 150 eurų, o kodėl čia eina sumos daug didesnės? Ir man iš karto ateina atsakymas. Dabar aš pradėsiu iš toliau. Ne taip seniai aš pagalvojau, reikia man pasidaryti masažą. Taip, bet nėra laiko, ne dabar, reikia kažkokios super duper gal masažistės pasiieškoti. Na, vienu žodžiu, kažkoks tobulumo siekimas. Žodžiu, ir aš nustūmiau tą masažą. Vyras grįžta į Lietuvą ir sako, žinai, brangioji, gal mes nuvykstam, Palangoje atsidarė naujas spa centras, žodžiu, ten pirtis, baseinai, visa kita. Na, aš to praguglinau, pasižiūrėjau kainas, artimiausiam dienom tenais viskas rezervuota, jeigu su nakvynė. Naujiem metam ten kainuoja nuo 500 eurų ir daugiau ir galvoju, kažkaip toks ir užspaudžiau. Ne, gal ne dabar. Kitas momentas tiesiog, aš buvau savo užsibrėžus tokį tikslą. Na, kai pasieksiu tam tikrą finansinę sumą, aš pasidovanosiu savo tai ir tai. Na, tiksliau pasigaminsiu žieduką su akvamarinu. Taip aš pasiekiau tą finansinį tikslą, aš jį pralenkiau ir apie savo pažadą savo, apie žieduką aš pamiršau. Ir va dabar man pradėjo dėliotis puzlės, kas yra labai, labai brangiosios ir brangiai, jeigu vyrai čia irgi klausot, kas yra labai svarbu. Kai mes žadame savo. Ir kai tų pažadų savo netesim, visata kūrėjas aukštesnis protas, kas kuo tikit. Iš tikrųjų, tai yra tiesiog tik vidinis dalykas, vidinis tikėjimas. Kai mes pažadam kažką savo ir to neišpildom, tuomet lygiai tą pačią sumą, kuri ekvivalentiškai vertė būtų ta pati, ką aš savo pažadėjau, iš mūsų pradeda atiminėti. Ir aš taip paskui, greit permečiau žieduko vertę, ten to spa centro vertę, masažų vertę. Ir galvoju, tai kur yra iš tikrųjų tikroji priežastis. Kai aš savo žadu ir aš savo netesiu, tuomet iš manęs lygiai tą pačią sumą dalimis arba iš karto ima ir paima.
Tai brangiosios, jeigu ir pas jūs dabar šiuo metu vyksta tie dalykai, kad prarandinėjat pinigus, prarandinėjat klientus ir kažkokios šiaip nenumatytos išlaidos, tiesiog stabtelkit ir pagalvokit, ką aš pažadėjau sau, galbūt visai neseniai, gal ir seniai, ir neištesėjau. Tai žinokit, yra net ne viena iš pagrindinių, bet pagrindinė priežastis. Kadangi aš dirbu su vidiniais, pasakykime, vidiniais resursais, vidiniais tiek gausos, tiek sveikatos, tiek visų aplinkybių resursų, nes mes galim labai labai daug dirbti. Uždirbti ir prarasti. Bet mes galim dirbti tiek, kiek mums yra komfortabilu, tikslingai, perpus mažiau ir uždirbti dvigubai daugiau. Ir dar su dvigubu malonumu. Taip, tai va šitą temą aš seniai narplioju, seniai su ja dirbu ir turiu savo klientų rezultatus ir matau, kaip visa tai veikia. Taigi šitas momentas, grįžtam prie to, kad kai aš nevykdau įsipareigojimų savo, tuomet pas mane prasideda praradimai. Taigi, brangieji, mano žinutė labai labai trumpa ir konkreti, stengiuosi su konkrečiu pavyzdžiu ir kuo glaušiau taupydama jūsų laiką. Prisiminkit, ką esat savo žadėję. Ir būtinai tai ištesėkit. Arba tiesiog anuliuokit, susitarkit su savim viskas. Aš iš to nenoriu, aš noriu dabar kažko kito, bet jau to, ko aš panorėjau, tai turit ir ištesėti. Būtent savo. Ir atsargiai su pažadais savo. Ir dar prie to pačio aš tave noriu pakviesti. Kadangi matau labai gerai, kur stringa žmonės. Tiesiog man užtenka per vieną sesiją pabendrauti ir jau matau, kur pagrindinės priežastis. Tiek strigimo, tiek sveikatos problemų, nes atrodytų skirtingas dalykas - finansai, sveikata. Iš tikrųjų, brangiai, viskas yra iš mūsų vidaus. Mes tiek finansus, tiek sveikatą, tiek realizaciją užsisakom iš savo vidaus. Arba užsisakom, arba susistabdom. Taip? Bet jeigu tu šiuo metu jautiesi tarsi pastrigusi kažkurioje situacijoje, tai gali būti tiesiog niekaip negali įveikti kažkokios tai lygos. Ypač jeigu tave kamuoja lėtinės lygos, tam yra labai gilios priežastys. Arba jeigu šiuo metu, vat, kaip ir aš pradėjai, na gal netiesiogiai iš mano šeimo ar ne, pradėjai praradinėti, matai, kad va čia išėjo pinigai, čia atsitraukia klientai, čia atsitraukia klientai. Tai aš artimiausiu metu ruošiuosi paleisti tokį trumpą maratoną, mėnesio laiko apie, bet tai nereiškia, kad tai bus kiekvieną dieną, kartą į savaitę, savo grupės nariams, savo partneriams, kur yra bendraminčiai kaip ir aš ir nori, na ir, sakykime, gal taip pripažįsta tas pačias vertybės. Jau nors šiek tiek supranta, kad na, aš tikriausiai esu šiek tiek daugiau negu kad va šis mano kūnas. Ir jau pastebėjot kažkokią mini, nenoriu to žodžio magija, nes tai iš tikrųjų nėra magija, tai yra mokslo pagrįstos žinios ir tai yra fizika. Jau pastebėjot, kad kartais nutinka dalykai, nesuprantu iš kur. Ateina klientai, ateina pinigai, ateina gausa, arba imu ir taip ir pasveikstu. Vos ne magiškai per parą ar per savaitę. Taip, man yra taip nutikę. Tai jeigu nori pajudėti iš to taško, iš pastrigimo taško, pradėk mane sekti, komentuok. Arba komentuok noriu, nes aš tai darysiu uždaroje grupėje, jau sukūriau chatą, jau ten renkasi moteris, bet viena sąlyga, tu turi būti mano komandos narė. Taip? Gal galima taip vadinti mano klubo narė. Kaip mano komandos narė tapti, rašyk man asmeniškai arba tiesiog noriu. Rašyk po šito posto, po šio video, žiūrint, kur tu mane matysi, ar YouTube'e, ar Facebook'e, ar Instagram'e. Ir aš su tam susisieksiu ir papasakosiu, kaip tu gali tapti mano klubo nare. Ir mano misija ir esmė yra parodyti, na, dirbu anksčiau su moterims, bet aš matau, kad tie patys dėsniai puikiai tinka ir vyrams, nežiūrint to, kad jų kairys ir dešinys smegenų pusrutulis veikia kitaip negu mūsų moterų, bet irgi tinka tie patys dėsniai ir vyrai taip pat gauna labai gerus rezultatus, ką turiu savo aplinkoje iš savo klientų.
Junkis prie manęs, šitas iššūkis, jis netgi bus nemokamas. Nežinau, kiek laiko, kurią ar visą mėnesį, ar porą savaičių, na, kad galėtum bent jau pasimatuoti, bet šiaip esu nuplanavusi daryti tai nemokamai. Darau taip kartais, kartą arba du per metus, tik tai. Tai visos kitos programos mano yra investicija iš tikrųjų į save, nes aš vedu klientą į rezultatą. Neduodu žinias ir mokymus, bet vedu į rezultatą. Tai yra didelis skirtumas, kur nusipirkti kursus, o kur eiti į savo rezultatą. Taigi, brangioji brangusis, turi puikią galimybę sudalyvauti savo postumyje jau dabar. Ir netgi nemokamai. Tik apkabinu ir sakau iki tiems, kurie nori iš tikrųjų pajudėti iš savo pastrigimo taško. Ar tai būtų gausa, ar tai būtų sveikata, ar tai būtų santykiai. Priežastys yra tos pačios. Tavo viduje. Iki.